Draugai mano, pradedame sekančią svarbę ir įdomią temą šiandien spalio 9 dieną, vėlgi beveik rinkiminę, bet ir ne visai rinkiminę, labiau tokią švietiminę, svarbę, bet iš tikrųjų labai svarbę, nes mes kalbėsime apie Lietuvos likimą, galima netgi taip sakyti. O Lietuvos likimą lemia tai, kaip mes, naudodamėsi savo praeities patirtimi, per dabarties veiksmus kuriame ateitį. Taip, kaip mes žiūrime į ateitį ir kaip mes žiūrėdami į ateitį sugebame pasiremti mūsų praeitimi. Va, kaip aš protingai suvarčiau. Ir pradžioje, prašom, reklamėlė, kas dar neužsiprenumeravote, kabinkitės prie kanalo už kadro. Nežinia, kiek laiko mes šiandien žaisime šitos žaidimus, jeigu aš nekabinsiu tam tikrų temų, dėl kurių yra kertamos galvos pačioje šita kertamos galvos ta pačia metaforiškiausia forma, pačiame demokratiškiausiame šitame informacinėje erdvėje vakaroidinėje. Taigi, jeigu nekabinsiu kai kurių temų, galbūt ir būsiu va taip šone, langelėje, kaip ir ne prie ko, čia toks foninis kažkoks judesėlis, gal tada mums pavyks ilgiau su jumis pabendrauti. Taigi, kanalas už kadro. Ir dabar mes periname prie rinkimų. Tai, kad čia jūs matote Vaitkaus veidą, tas nieko nereiškia. Tai, kad nereiškia, ta prasme, ne apie jį mes kalbėsime, kalbėdami apie rinkimus ir netgi ne apie tai, kas užsiundė Malinauską ant Mažvydo Misiūno. Mes ir ne apie tai kalbėsime. Mes kalbėsime apie vieną iš, tu man jos nerodo, reikia atskirai įsijungti, apie vieną iš ypatingų personalijų. Tai profesionalių politprostitučių šou veikėja. Naudojasi ir pisa protą. Va, kaip čia tau parodyti, aš nežinau. Taip, atleiskite, čia mes... Vokiama protų. Va. Gerbiama Aušrinė, galima jums klausimą kaip partijos pirmininkė? Patrauk rankas, aš ne su tavim kalbuosi. Trauk letenas, kas toks? Gerbiama Aušrinė, kas šiandien toksai? Aš nesikabinėjai prie žmonių, trauk rankas, tu kabinėjasi. Tu kabinėjasi prie žmonių. Čia yra šaligatvis, kurio gali eiti visi. Netgi toksai storas ir jie bus kaip tu. Eik, žiūrkė. Man neduoda pasisveikinti su ministre. Kas čia dabar? Žiūrėkite. Kas čia dabar? Dieve mano. Gerbiama Aušrinė, jie jūs laiko nelaisvėje. Jie neleidžia su jumis žmonėms susitikti. Jie neleidžia žiniasklaidai su jumis žodeliu persimesti. Kaip taip gali būti? Jūs, Aušrinė, bijote savo žmonių, savo piliečių? Gerbėmieji, kas vyksta, kas darosi? Tai, kaip sakoma, protų nesuvokiama protų. Va. Kur mano selfis su Armonaite? Gerai, draugai mano, visą šitą jūs galite pasižiūrėti politinių prostitučių šou transliacijos įraše, kuris taip ir vadinasi, gyvai profesionalių politprostitučių šou, kurį nufilmavau prieš 5 dienas, penktadienį ir transliavau TikToko kanale. Tiems, kas naudojasi TikToku, prašom, galite registruotis ragelskis.ldna, toks vartotojo vardas, susirasti ir smagintis tenai. O kodėlgi aš dabar rodau šitą susibendravimą su Aušrinė Armonaitė? Todėl, kad šita
moteris, susilaikiau nenusikeidamas, šita moteris pademonstravo, kad galima būti ministru, tai reiškia dalyvauti valstybės valdyme tiesiogiai, o ne per atstovaujamą demokratiją, kai tu renki kažką ar neatstovauji, o pats valdai, būnant debilu. Taip, Armonaitė yra debilė ir tą jinai įrodė. Ir tą jinai įrodė visai neseniai, jinai įrodė seniai įrodė savo pasisakymais, savo elgesiu, lygiai nieko keista, ir šitas jos pabėgimas nuo bandant išvengti bendravimo su tuo, kas jai nepatinka, jie daro reklaminį renginį ir nori, kad tenai, bet nenori su nieko šnekėtis. Debilai, bet tokį riebų tašką kaip debilės jinai uždėjo po 3 dienų. Taip, spalio 7 dieną vykusiuose teledebatuose. Tuose teledebatuose, kuriuose jos palaikymo grupėje esanti profesionali narkomanė Morgana Danielė, neatsimenu kokia tikroji jos pavardė, čia jos pakeista pavardė, sėdėjo taip pat labai įtartinai, turbūt galvoje jai skambant Bobo Marlio marihuaniniai muzikai. Hebra, tie, kas žiūrėjo, žmonės, tie, kas žiūrėjo šitą transliaciją, ir tie, kas žiūrėsite įrašę, specialiai atsidariau šitą LRT puslapį, jūs atkreipkite dėmesį į Morganos Danielės mimiką, elgesį ir taip toliau. Bet, ne ji viena tenai buvo... Aš garsą išjungiau, ne ji viena buvo tokia apspangusi, ten dar ir jos kolega Raskevičius, irgi su tokiomis charakteringomis reakcijomis, kaip šitie, nežinau, palaukit, čia taip pat rodo apie alkoholikus, o kaip rodyti apie narkomanus. Nes narkomanai irgi yra skirtingi, yra tie, kurie durėsi į veną ar neleidžiasi narkotikus, yra tie, kurie šniaukščia, yra tie, kurie tablečių užsimeta, nežinau, kažkokio gesto reikia. Tai pagal jų mimiką, tai Morgana Danielė riebiai įkalusi, o Raskevičius mažiau įkalęs, bet irgi tokio ant ramios egzaltavimo ribos. Bet šituose debatuose Aušrinė Armonaitė, Ciela ekonomikos ir inovacijų ministerė, pademonstravo, kad jinai yra debilė, atsakydama į labai paprastą klausimą, kurį jai uždavė Valdemaras Tomaševskis. Štai atkreipkite dėmesį į Morganos šypsenėlį ir Raskevičiaus. Taigi, klausomės klausimo. Dar vienas klausimas neretorinis, ponė ministrai. Kokia buvo originali kalba, kokia kalba buvo parašytas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės statutas? Kokia kalba? Tai ką jūs norite pasakyti? Ukrainiečių kalba? Girdėjai, draugai mano? Ką jūs norite pasakyti, sako Aušrinė Armonaitė? Ukrainiečių kalba buvo parašytas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės statutas. Taip, valanda 4 minutė 46 sekundė šitų debatų. Dar kartelį, kad jau tikrai būtų. Ministrai, kokia buvo originali kalba, kokia kalba buvo parašytas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės statutas? Kokia kalba? Tai ką jūs norite pasakyti? Ukrainiečių kalba? Mes norim pasakyti, Armonaitė, kad tu esi debilė. Tu nežinai Lietuvos istorijos, tu nekenti lietuvių, tau Lietuva tai yra tik tai pavadinimas šitam ant politinio žemėlapio, tavo visas gyvenimas, tavo visas interesas yra visiškai kitur. Jeigu tu taip pat save pakiši. Bet Armonaitė ne vienintelė debilė. Klausomės toliau. Baltarusių kalba. Baltarusija, jūs norite uždaryti baltarusišką mokyklą dabar. Taip.
Kas čia iš tikrųjų vyksta? Kas iš tikrųjų vyksta? Taip, kas čia iš tikrųjų vyksta, klausia Armonaitė, jinai nesupranta. Čia iš tavęs durnė, dabar tau per smegenis najezdai vyksta, iš tavęs tyčiojasi, tave trolina. Vat visą gabalą, kur kalba apie tautinės mažumas, apie mokyklas, apie rusų kalbą, ten jūsų fašistinė laisvės partija, jūs vat šitos pačius aršiausius fašistus, aršesnius netgi už Landsbergus, jūs čianai trolina ir iš jūsų čianai tyčiosi visi, netgi debilas Tomaševskis, Voldemaras. Kodėl Voldemaras Tomaševskis yra debilas? O ne tik Armonaitė. Todėl, kad grįžtam dar kartelį. Ministrai. Kokia buvo originali kalba, kokia kalba buvo parašytas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statutas? Kokia kalba? Tai ką jūs norite pasakyti? Ukrainiečių kalba? Baltarusių kalba. Baltarusių kalba. Baltarusių, jūs norite uždaryti baltarusišką mokyklą. Tai va, šita debilė Garbanė sako, kad ukrainiečių kalba parašytas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statutas. Tomaševskis, kuris klausia, kokia originali kalba, paskui tiesiog kalba buvo parašytas statutas, sako, kad tai buvo baltarusių kalba. Ten kažkas iš salės sako, gudu. Na, ir dabar, draugai mano, kad nesišvaistyti tokiais, kaip čia, apibūdinimais, ar jie tikrai yra debilai, ar jie yra nedebilai, mes paimkime ir patikrinkime, kokiagi kalba parašytas šitas statutas. Tikrinimui aš parašiau kelias priemonės. Toj mes įsijungkime. Taip, viena priemonė tai yra, jums labai patiks, jūs labai juoksitės, tai yra visiems, kas žiūrite per internetą, reiškia tikrai kiekvienam yra prieinama Žydopedija. Vat, Žydopedija lietuviškai. Skirelis Lietuvos statutai. Toliau, kad būtų įdomiau, nes apie Lietuvos statutai ir Lietuvos istorija yra aktualu ne tik mums. Mes įsijungsime ir rusišką straipsnį. Toj pačioj Žydopedijoje. Statutai Velikovo kняжества Litovskovo. Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės statutai. Be abejo, kažką tą temą turi pasakyti svarbaus ir lenkai. Statutai Litievski. Čia matot, kaip lenkai pavadinė. Jie net nevadina, kad tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ne, mes šito pavadinimo nesakom. Tiesiog statutai Litievski, lietuviški statutai. Be abejo, jeigu jau kažkas teigia, kad tai yra baltarusų kalba parašyta, kaip teigia Tomaševskis, mes įsijungsime ir šitą, belaruską mową. Statut Velikovo kняжества Litovskovo. 1529. Čia yra būtent pirmojo statuto. Ir dar mums to maža. Mes, kadangi Armonaitė sako, jog tai yra ukrainiečių kalba parašyta, mes įsijungsime ir ukrainiečių versiją Litovski statutį. Taip, ir pasižiūrėsime, ką ukrainiečiai rašo Žydopedijos versijoje. Kodėl tai yra Žydopedija? Todėl, kad visų pirma, tai yra suinteresuotos grupės, suinteresuotos kompanijos kolektyvinis kūrinys, į kurį pajungiami savanoriai. Bet temas koreguoja, moderuoja ir taip toliau, hierarchiškai iš viršaus prižiūrima struktūra, sistema ir čionai, taip sakant, yra atstovaujama kategoriškai ta hegemono anglo-judo saksų pozicija. Čia jūs nerasite nieko blogo apie tuos, apie kuriuos blogai kalbėti draudžiama. Kaip sakė Volteras, pasakykite man, ko negalima kritikuoti. Nepasakykite man. Norite žinoti, kas valdo, tai yra tie, kurių negalima kritikuoti. Tai va. Bet pradėsime mes
kad čianai vat nesiknysti, taip toliau, nes knysimasis bus įdomus tik tai kitokiu aspektu. Bet normalūs žmonės Wikipedijos niekada nepriima už šaltinį. Jeigu koks nors studentas leistų savo šitą Wikipedijos straipsnį nurodyti kaip šaltinį, na, jisai gautų tokį pistoną šiknon iš dėstytojų, kad maža nepasirodytų. Nes tai yra tas manipuliavimo visuomenė ir visuomenės nuomonė priemonė. Tiesiog ant šitos žydopedijos geriausiai matosi, koks dabar naratyvas, ar ne, kokia yra dabar šita teisingoji, kabutėse, nuomonė yra privaloma visuomeniai iš dominuojančios sistemos pusės. O normalūs žmonės ima į rankas normalius leidinius, taip, ir žiūri, ką rašo juose apie jiems rūpimas temas. Pasižiūrėkime, ką Tarybų Lietuvos enciklopedijoje, jinai yra nedidelė, viso labo 4 tomai, 2 tome rašo apie Lietuvos statutus. Taigi, Lietuvos statutas, LDK teisynas, buvo 3 statutai. Pirmasis Lietuvos statutas 1529, antrasis 1566 ir trečiasis 1588. Na va, pirmajam statutui netrukus bus 500 metų, prieš pusę tūkstančio metų. Nu, toks garbingas, sakykime, pakankamai garbingas amžius, turint omeny, kad tai yra vienas pirmųjų tokių išsamių rašytinių teisynų apskritai Europoje. Iki pirmojo Lietuvos statuto priėmimo galioja sritinių privilegijų nuostatai buvo prieštaringi, stabdė tolesnę feodalinių santykių raidą, trukdė integruoti valstybę. Todėl jau 1501 metais Voluinės žemės privilegijoje buvo nurodyta, kad jos nuostatai galios tol, kol bus sudarytas bendras visai Lietuvos didžiajai kunigaikštystei statutas. Na ir jie 20 metų stumdėsi ten sudarinėdami statutą, visi tampė paklodę, kas kur galėjo, kur norėjo, šūdbariai, plikbariai, bajorai, didikai, aristokratai ir kiti svieto perėjinai, visi bandė prikišti nagus, kad tas statutas būtų, įstatymai būtų jiems palankus, užfiksuoti. Ir taip, pateiktas Seimui svarstyti buvo 1522 metais, bet priimtas tik tai po dar 7 metų, 1529 metais. Statuto rengimui vadovavo kancleris Albertas Goštautas. Goštauto gatvė Vilniuje žinote? Tai jo garbiai. Taigi, ir jisai 1529 priimtas, įsigaliojo 29 metų rugsėjo 29 dieną. Netgi žinome, ką mes švęsime šiek tiek mažiau negu po 5 metų. Autentiško jo teksto neišliko. Tai yra pirmojo statuto, kuris buvo rašytas rankraštyje, nespausdintas, o rankraštyje rašytas, jo teksto pirminio neišliko. Statutas sklido rankraštiniais nuorašais. Tai reiškia perrašinėjo jį. Rašytais originalo, tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarinė slavų kalba. Skliausteliuose kiti tyrinėtojai ją vadina senąją literatūrinę baltarusių kalba. Skliausteliai užsidaro. Arba lotyniškais ir lenkiškais vertimais. Visi jie turi esminių teksto skirtumų. Na ir toliau jau eina detalizacija. Taigi, pirmiausia, svarbiausia, kad originalus pirminis egzempliorius neišliko. Tai, kas sklinda, dalinasi čianai po muziejus ir taip toliau, kas yra nagrinėjama, tai yra nuorašai ir kopijos rankraštinės.
ranka rašytos, su visom iš to sekančio pasiekmėm, kai galima ką nors nedarašyti, galima kažką nusukti. Ir dar įdomiausias momentas, kad yra parašyta, jog yra esminių skirtumų tarp originalo kalbos ir lotyniško ir lenkiškų vertimų. Pirmiausia, beje, buvo padarytas lotyniškas vertimas, o paskui išverstas į lenkų kalbą. Taigi, tai čia tas momentas yra svarbus, bet svarbiausia, mes aiškinamės, kad Armonaitė yra debilė, o šitas Voldemaras Tomaševskis yra debilas numeris 2. Taigi, Armonaitė sako, kad tai yra ukrainiečių kalba parašytas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarinė slavų kalba. Va, koks yra oficialus terminas enciklopedinis, istorinis. Jeigu tenai, taip, šitą straipsnį rengė istorikas Vytautas Raudeliūnas. Ir va dar yra nuorodos į šaltinius, pagal kuriuos jisai rengė šitą savo gana nemažą enciklopedinį straipsnelį. Taigi, ir tik tais skliausteliuose pažymėta, kad kiti tyrinėtojai, tai reiškia kai kurie, ne visi, yra versijos, svarstoma, o gal taip, o gal ne taip. Ją vadina senąją literatūrinę baltarusių kalbą. Ką reiškia senoji literatūrinė? Netgi šiuo atveju tai yra toji, kuri buvo kažkada ir kuri buvo rašytinė, bet nešnekamoji kalba. Bet mes turime nuostabią knygą pavadinimu Tarybų Lietuvos enciklopedija. Ir tenai mes galime atsiversti straipsnį ir sužinoti, Zigmo Zinkevičiaus straipsnelį, ir sužinoti, kas yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarinė slavų kalba. Tam pačiam tome, netgi puslapį galėčiau pasakyti, 566 puslapis. Ir čia bus labai įdomu. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarinė slavų kalba, slavų kalbų grupės kalba. Slavų kalbų grupės kalba. Toliau detalizuojam. Tai bažnytinės slavų kalbos rusiškoji atmaina, paveikta vakarinės rytų slavų dalies. Vakarinės rytų slavų dalies. Taip, rytų slavai. Kas yra? Kas yra rytų slavai? Kokie slavai rytuose gyvena? Rusai. Rusai tai yra ta rusiškoji slavų dalis, ar ne? Visų slavų rytinė dalis tai yra būtent rusai. Pietuose bulgarai, ar ne? Šitie vakaruose čekai, lenkai, o rytuose rusai. Taigi dar kartelį. Bet šita kalba, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarinė slavų kalba, bažnytinės slavų kalbos rusiškoji atmaina. Bažnytinės slavų kalbos, tai yra tos kalbos, kuria buvo vykdomos pamaldos. Taip, šitose stačiatikių bažnyčiose. Ir per stačiatikių bažnyčias, per apeigas, jinai išplito po visą šitą stačiatikišką teritoriją kartu su bažnyčia. Bet ne šiaip kokia nors tenai, kad pabrėžti, jog matyt jos buvo skirtingi, ar ne? Bulgarai vienai savo bažnyčiose meldėsi, graikai, kurie irgi stačiatikiai, kitaip. Gruzinai, kurie irgi stačiatikiai trečiaip, armėnai, kurie irgi stačiatikiai dar kitaip. Tai va, tai būtent, kad tai yra rusiškoji tos bažnytinės slavų kalbos atmaina. Rusiškoji. Ir dar paveikta vakarinės rytų slavų dalies. Tai va, tų rusų, rytų slavai, kurie yra rusai, jų vakarinė pusė,
kuri gyvena, mūsų protėvių žemėse, kurie yra. O jeigu gyvena mūsų protėvių žemėse, tai yra mūsų protėviai, arba bent jau dalis mūsų protėvių yra būtent jie. Ir skliaustelėse detalizuojama iš pradžių Lucko apylinkių nuo 16 amžiaus vakarų Baltarusijos šnekamosios kalbos. Tai yra šita bažnytinė slavų kalbos rusiškoji atmaina paveikta šnekamosios kalbos šitų anų kraštų. Nuo Lucko ir nuo vakarų Baltarusijos dabartinės. Šnekamosios kalbos. Nes taip, kokioje aplinkoje kalba tai yra rašytinė naudojama, neišvengiama įtaka kažkokią daro. Jinai negali būti visiškai taip, gali bendrai kaip lotynų kalba, bet jinai tada visiškai svetimoje terpėje turi būti naudojama, kad ta šnekamoji kalba jos neįtakotų. Toliau, vartota Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje kaip rašto kalba 14-17 amžiuje. 14 amžius, tai yra 1300 ir taip toliau. Ja parašyta Kazimiero teisynas 1468 metais, Lietuvos statutas 1529, 1566 ir 1588, tai reiškia visi 3 statutai. 1, 2, 3. Lietuvos metraščiai nuo 14 iki 17 amžiaus. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų Minsko, Kauno, Gardino ir kitų teismų knygos 15-17 amžiuje. Maskvos kunigaikštystėje, o čia dabar labai įdomu, Maskvos kunigaikštystėje ji buvo vadinama lietuvių kalba. O Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje rusų kalba. Daugelio tarybinių, ypač baltarusių kalbininkų vėlyvoji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarinė slavų kalbos fazė vadinama senąja literatūrinė baltarusių kalba. Ne visų, bet daugelio tarybinių ir ypač baltarusių, ar ne tie, kurie vykdė tarybiniais metais baltarusizaciją vakarinėse Rusios srityse. Aršus baltarusizatoriai buvo, jie bandė ją pritempinėti šitą kalbą prie senosios literatūrinės baltarusių kalbos, ypač vėlyvąją fazę. Taigi, statutai buvo ne vėlyvoji fazė rašomi. Bet kuriuo atveju, čia, Maskvos kunigaikštystėje šita kalba buvo vadinama lietuvių kalba, o Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ji buvo vadinama rusų kalba. Kaip jums, bajeris, Hebra. Fainai, ne? Fainai. Maskvoj žiūri į šitą Lietuvos pusę, į Vilnių, ir sako, jie tenai kalba lietuviškai. Čianai vietiniai susirinkę Vilniuje, sako, tai kaip einam, kaip čia mes dabar su pasiuntiniais kalbėsime iš Maskvos lietuviškai ir rusiškai. Sako, davai rusiškai kalbėsime, tai savo, kad mums šitos metraščiuose būtų paprasčiau ten tuose sutartyse rašyti, nereikėtų paskui versti. LDK, Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, šita kalba, velėsi barzda, buvo vadinama rusų kalba. Čia yra tarybinės enciklopedijos nuomonė. Netgi apie tai, kad tai yra baltarusių literatūrinė senoji kalba, taip, užfiksuota ir vieno ir kito istoriko fiksuota, kad vienas kai kurių nuomonė, kitų nuomonė, o šito konkrečiai apie kalbą straipsnelį užfiksuota, kad tarybinių istorikų kai kurių, dauguma tenai iš tų kai kurių istorikų yra būtent ir kalbininkų, šitie baltarusizatoriai, kūrentys Baltarusijos kalbą, dirbantis visokie Baltarusijos, dirbę tarybiniais metais Baltarusių kalbos institutuose ir kitose Šaraškino kontorose, šitą kalbą, kanceliarinę slavų kalbą, kuri LDK viduje buvo vadinama rusų kalba, kuri yra rusiškoji atmaina kanceliarinės bažnytinės kalbos, vadina rusų kalba. Ir
mes tokioj kalbinėje situacijoje ir gyvename. Betgi, draugai mano, pasižiūrėkime, ką apie tai rašo Nūdienos žydopedijoje. Straipsnis lietuviškai Lietuvos statutai. Taip, nesigilinsim, mums rūpi būtent kalbinis dalykas. Ir šiek tiek statuto kūrimo aplinkybės, kaip jos yra pristatomos. Lietuviškoje versijoje rašoma, kad Lietuvos statutų pagrindų buvo lietuvių paprotinė teisė ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijos. Juos taip pat iš dalies veikė rusų tiesa, ruskaja pravda. Tai yra dar anksčiau, 1280 metais sudarytas Rusios teisynas. Ir didelė dalimis Lietuvos statutus veikė Lenkų teisė, ypač nuostata susijusia su bajorų savivalda, kur bajorų reikalai. Nagi, o va štai pirmasis Lietuvos statutas. Nesvarbu čia tos aplinkybės, pradėtas rengti, mus domina kalba, kokia čia bus įrašyta. Taip, statutas parengtas slavų kalba. Sudarytas iš 13 skyrių, bla bla bla, kuriuose aptarima LDK politinė santvarka ir taip toliau. Štai čia žydopedijoje, kur internete tavęs neriboja, matot, yra bėda. Enciklopedijoje reikia sukišti daug informacijos į ribotą turinį. Taip? 4 dideli tomai po kiek čia lapų vienam tome. 700 lapų. Vienas tomas 700 lapų. Taip pat į tokį reikia sukišti visus svarbiausius dalykus, liečiančius istoriją, dabartį, praeitį, buitį ir taip toliau. Didžioji tarybinė enciklopedija, lietuviškoji, jinai 12 tomų, man atrodo. Didžioji tarybinė rusų kalba enciklopedija, jeigu neklystu, 36 tomai. Ir taip toliau. Žodžiu, ribotas kiekis, kiek tu gali sukišti informacijos. Todėl trumpina, ką gali ir kaip gali. Tuo tarpu čia internete, kas trukdė parašyti, kad statutas parengtas LDK kanceliarinė kalba. Taip, kaip yra enciklopedijoje, kurią parašė istorikai, kurių mokiniai tikriausiai ir studentai rašinėja čia istorinius šitos pildo turinį istorinę tematiką. Bet ne, jie čia nedetalizuoja, kas čia per slavų kalba. Tiesiog slavų kalba. Tokios kaip po slavų kalbos apskritai nėra. Slavai yra didelė grupė ir ten yra skirtingos kalbos. O tame tarpe kanceliarinė kalba. Taip, bažnytinės kalbos rusiškosios atmainos pagrindu, kurią Maskvoje laikė lietuvių kalba, o Lietuvoje, kurią laikė rusų kalba. Bet mes turime rusišką versiją. Ir čianai statutas Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės pristatomas kaip Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės įstatymų sąvadas, sudarantis teisinį valstybės pagrindą. Pirmas statutas taip ir taip, antras taip ir taip, jiems taip. Jie šiuo atveju, rusiškoje versijoje, jie neišskiria tai pirmas, antras, trečias. Konkrečiai jiems čia taip pat kaip to paties statuto tiesiog sekančios versijos tąsos. Ir ką jie rašo apie redakcijos. Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės statutą priiminėjo 3 kartus. Jie taip formuluoja. Čia vėlgi, sakau, čia ne enciklopedinis, čia žydopedijos jau versija yra. Taip, 1529, 66 ir 1588 metais na zapadno ruskom языке vakarinių rusų kalba. Taip pat jie įvardino
O kas yra vakarinė rusų kalba? Tai pagal šitą žydopediją, tai literatūrinė rytų slavų kalba, kuri buvo išplitusi vakarų Rusioje ir Moldavijos kunigaikštystėje. Va taip. Rusiškoj žydopedijoje, nepaisant visų ten tų antirusiškų nuokrypų, pakraipų ir taip toliau, apie Lietuvos statutą rašoma, kad jisai parašytas vakarų rusų kalba. Vakarinių rusų. Rusų vakarinė kalba. Zapadno-ruski jazyk. O kas tai yra? Literatūrinė rytinių slavų kalba, kuri buvo išplitusi vakarinėje Rusioje ir Moldavijos kunigaikštystėje. Va taip vat. Nieko apie šitą bažnytinę, kanceliarinę ir taip toliau. O čia tiesiog vakarinių rusų kalba, rusų, kurie gyvena vakaruose kalba. Taip. Dar beje, va čia yra įdomiai detalizuotas apie jo galiojimą statuto. Kad jisai, bet čia gal sekantis toks epizodas, pabaigime apie tai, kokiom kalbom parašytas šitas statutas skirtingomis versijomis. Statut Litevskė, ką rašo lenkai apie statuto kalbą. To aš čia turiu susirasti. Va, taip, pirmas statutas Velikovo księstwa Litewskiego 1529 metais. Statut był napisany w będącym urzędowym językiem kancelarii litewskiej języku ruskim, skliausteliuose staro-beloruskim. Opanki. Po metų buvo išverstas į lotynų, po 3 metų į lenkų kalbą. Taigi, jie rašo, kad statutas buvo parašytas tuo metu naudojama kanceliarinė, lietuviškojoje kanceliarijoje naudojama rusų kalba. Be skliausteliuose pažymi staro-beloruskim. Ne šiaip rusų kalba, bet senąją baltarusių kalba. Ir jie čia dar turi atskirą straipsnelį. Kasgi tas senoji staro-beloruskim, bet kažkodėl tas straipsnelis rodo, kad tai yra język ruskiai, kad tai yra rusų kalba. Kad senoji baltarusių kalba pagal lenkus yra rusų kalba. Ir ką jie dar rašo? Labai įdomiai. Kai užvedė ant nuorodos, ten galima paskui detaliau lysti į tą straipsnį, bet čia santraupa. Kad język ruski, vymarlый język, rusų kalba, tai yra rusų kalba, va šitas staro-beloruski pagal lenkus, tai yra pagal lenkų žydopedijos versiją, tai yra rusų kalba mirusi kalba vakarų slavų, rytų slavų mirusi kalba, schodinė, zachodinė, man kartais maišosi ten lenkiško šitos pasaulio šalis. Tai va, rytų slavų išmirusi kalba, którym posługiwano na ziemiach dawniej Rusji Kijowskiej, zajętych przez Wielkie. Taip, kuria buvo naudojamasi Kijevo Rusios buvusiose žemėse užimtose didžiosios Lietuvos kunigaikštystės, o taip pat Moldavijos gospodarstve. Tai čia Moldavijos valstybė, kunigaikštystė. Taip, nes tuo metu buvo ten kunigaikštystė. Tai yra šita kaip gali būti staro-beloruska kalba, ar ne, senovinė belorusų kalba Moldavijoje ir tipo pagal lenkus Kijeve. Kijevo, toj Rusioj, kurios centras buvo Kijevas, nes Kijevo Rusia apskritai tai yra istorikų sugalvotas terminas apibrėžti laikotarpį. Nebuvo tokio daikto kaip
Kijevo Rusia. Buvo tiesiog Rusia, kurios centras, sostinė buvo Kijevas. Va taip. O tam, kad atskirti laikotarpį, kad tai yra ta Rusia, kai centras jos buvo Kijevas ir pavadino ją, beje, pavadino tarybiniai istorikai tarpukaryje prieš antrą pasaulinį karą, pavadino tą laikotarpį Kijevo, tą valstybę rusų, pavadino Kijevo Rusia. Ir štai, lenkai savo žydopedijoje rašo, statutas parašytas rusų kalba, skliaustelėse staro Belarusų, o staro Belarusų tai yra rusų kalba, išmirusi rytinių slavų kalba, kurią naudojasi. Nerašo, kad naudojasi Baltarusijai. Nerašo. Ir paskui pakomentuosiu, kodėl jie nerašo, kad ta kalba naudojasi Baltarusijai. O naudojasi Kijevo Rusios žemėse, užimtose didžiosios Lietuvos kunigaikštystės, o taip pat Moldavijos šitoj kunigaikštystėje. Beje, lenkai čia rašo, kad šitas pirmasis statutas kartais vadinamas Gaštoldo kodeksu. Vėlgi, kam? Tam, kad, čia kažkoks toks gaštaltas, kažkoks jo kodeksas, taip toliau, kad truputėlį, ne visos valstybės, toks rimtos statutas, čia vienas iš kodeksų, ten tokių paėmė kažkoks gaštaltas pasirašė, taip toliau. Bet mumsgi įdomu, ką apie tai kalba belarusai, ką belarusai rašo apie statutą šitoj žydopedijai, iki kurios, garantuoju, kad Baltarusijos oficiozo istorikams per nagus kapoja visokie bulbo maidaniniai, visokie BČB velniai ir taip toliau, suinteresuoti belarusizacija aršia ir atplėšimu Baltosios Rusios nuo istorinės tėvynės, nuo Didžiosios Rusios. Na ir ką jie rašo? Statut Velikaha kniastva Litovskava, nežinau kaip šitą jų kurie jie vietoj V kiša, 1529. Taip, statut Velikaha kniastva Litovskava, 1529, pierwszy statut Velikaha kniastva Litovskava, pirmasis statutas Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės, feodalinių teisių ir įstatymų rinkinys, kuris veikia šitoje Didžiojoje Lietuvos kunigaikštystėje iki 16 amžiaus vidurio. O čia yra dabar labai svarbus momentas. Atkreipkite dėmesį. Šita pastraipa yra aukso vertės. Ir jos nėra jokioj kitoj versijai. Kodėl? Todėl, kad čia rašoma, kad originale turi pavadinimą ir čionai yra originalus pavadinimas statuto, o nazva statut prišla Dajago Pazniai. O statuto pavadinimą gavo vėliau, kai buvo išleisti papildomi dar du šitie statutai. Tada jau pradėjo vadinti tiesiog statutų. O pilnas, originalus pavadinimas, kuris yra statuto priekyje, pirmo to rankraštinio statuto priekyje, skamba taip. Perskaitysim dabar taip, kaip parašyta, paskui išversime. Права писанные даны панству Великому княству Литовскому, Русскому, Жомойцкому и иных, через наяснейшего пана Жигимонта, с Божией милости короля польского, великого князя Литовского, Русского, Прусского, Жомойского, Мазовецкого и иных. Kas moka rusų kalbą, tas, manau, suprato kiekvieną žodį. Kiekvieną žodį. Ir čia, šitas, taip skamba šita išmirusi pagal lenkus. Pagal staro belaruską, ar ne? O pagal Lietuvos tarybinę enciklopediją kanceliarinę, bažnytinė slavų kalba
kalbos rusiškoji atmaina. Права, писанные даны панству, Великому княству Литовскому, Русскому, Жемайцкому и иных через наяснейшего пана Жигемонта с Божией милости короля Польского, Великого князя Литовского, Русского, Прусского, Жемойского, Мазовецкого и иных. Šitų tautų pavadinimai visiškai nepasikeitę. Frazės права, писанные, даны identiškos dabartiniam, nei rusų kalbai. Kniastvų, rusiškai dabar būtų kniažestvų. Litovskomu tas pats, Velykomu tas pats, panstvų, lenkizmas įkištas toksai. Через наяснейшего пана Жигемонта с Божией būtų милости короля Польского. Kiekvienas rusas šitą kalbą ramiai gali skaityti. Gali atsiversti tą rankraštį ir jį perskaityti be specialių kažkokių žinių. Viena bėda, kad štai tasai rankraštis atrodo šitaip pat. Truputį ta kirilica smarkiai mandresnė negu yra dabar, plus, aišku, tenai pasitrynė ir taip toliau, bet jeigu išrašyti paraidžiui, kaip tą šiuolaikinę kirilicą perrašyti raidėn, viskas puikiai skaitosi. Galima netgi čia ir žiūrėti. Права, писанные, даны. Čia 3 žodžiai, viena eilutė be tarpų tarp žodžių. Toliau jau mažesnėm raidėm. Панству Великого княству Litovskomu. Baigėsi pirma eilutė ant Litovskomu. Trečia eilutė arba antra mažesnėm raidėm. Ruskomu, Žomojskomu, sunkiai perskaitomas, į inych. Inych tai reiškia ir kitų. Taip. O viršuje teisės rašytos duotos. Panstvų. Turbūt pavaldiniams didžiosios kunigaikštystės lietuvių, rusų, žemaičių, inych ir kitų. Štai kokia buvo kunigaikštystė ir tikrasis jos pilnas pavadinimas. Kunigaikštystė lietuvių, rusų, žemaičių ir kitų. Ta prasme ir kitų tautų, kitų pavaldinių. Lietuvių, rusų, žemaičių tai yra pagrindinės dedamosios šitos valstybės dalis. Būtent valstybę formuojančios tos etninės grupės. Lietuvių, rusų, žemaičių. Žemaičius išskiria atskirai. Yra lietuviai, yra rusai, yra žemaičiai. Nėra lenkų, nėra jokių baltarusų, nėra jokių ukrainiečių. Lietuviai, rusai, žemaičiai ir kiti. Ir toliau per to ir to karaliaus malonę. Taip. Per šviesiausiąjį poną Žygimantą su Dievo malonę karalių Lenkų, didįjį kunigaikštį lietuvių, rusų, prūsų, žemaičių, mazoviečių ir kitų. O taip, nėra nei ukrainiečių, nėra nei baltarusių kažkokių ir taip toliau. Nes Baltojoje Rusijoje gyvena rusai. Kas Lietuvoje gyvena? Ten gyvena žemaičiai, o ką jie čia vadina lietuviais? Tai turbūt tuos, kas ne žemaičiai ir tuos, kas skiriasi nuo rusų. Ir čia šitas statuto pavadinimas
anksčiau buvo ir lietuviškame aprašyme statuto. Nes tai, tai yra tas, kaip knygos pavadinimas. Nes ant knygos ne statutas užrašyta, ant pirmojo leidimo, pirmojo varianto to 1529 metų, kai surinko visus įstatymus į krūvą ir padarė. O būtent toksai rašytos teisės duotos pavaldiniams didžiosios kunigaikštystės lietuvių, rusų, žemaičių ir kitų per šviesiausiai poną Žygimantą su Dievo malone karalių, taip, su Dievo malone karaliaus Lenkų, didžiojo kunigaikščio lietuvių, rusų, prūsų, žemaičių, mazoviečių ir kitų. Taip. Betgi, palaukite, o kokia kalba šita baltarusiškoje versijoje žydopedijos bus parašyta apie tai, kas čia per statutas. Aha, tęsiam, radau. Taip, spicai perikladai, tai yra nuorašai ir vertimai. Taip, žinomi vertimai statuto 1529, tai pirmojo į lotynų kalbą 1530 ir į lenkų kalbą. Išliko 4 nuorašai senąją baltarusių kalba. Ir išvardinti Firliauski, Zamoiski, Zelsinski, Slutski. 2 nuorašai lotynų kalba, 1 nuorašas lenkų kalba. Iš viso išlikusios 7 štukos. Bet ir tai yra nuorašai. Tai yra, jeigu galima įtarti, kad šitie originalo kalba daryti nuorašai, ta kanceliarinė slavų kalba, rusiškąja atmaina yra daugiau mažiau nurašyti žodis žodin, tai jau lenkų vertimas vienintelis likęs ir 2 nuorašai lotynų kalba jau yra vertimai irgi su klausimais, apie kuriuos enciklopedijoje parašyta, kad kai kuriuose vietose smarkiai skiriasi. Taigi, vėlgi, čia apie kalbą šitoj baltarusiškoj žydopedijoje rašo, kad tai yra staro belaruskai movė. Ir žiūrim, kasgi yra staro belaruskaja mova pas juos. Tai rytų slavų kalba plačiai raspausiudžiana na slavianskих землях, plačiai paplitusi slaviškose žemėse didžiosios Lietuvos kunigaikštystės, plačiai naudota, slaviškose žemėse didžiosios Lietuvos kunigaikštystės iki 17 amžiaus pabaigos. Taip, Zachualsa užitku, taip, kai kur išliko naudojame iki 19 amžiaus pradžios. Taip, užyvalsa, niekai naudoja, bla bla bla, žodžiu. Jie šitą vis tiek vadina Uschodnė slavianska. Tai rytų slavų kalba, vėlgi, ta stara belaruskaja mova, kurią čia bando pritemti, tai yra rytų slavų bažnytinė kalba. Rusiškoji atmaina, kaip matėte, skaityti mes šitą kalbą puikiai sugebam ir puikiai galime. Tik tai, tie, kas moka rusiškai. Jinai, ta kalba, jinai labiau panaši į rusišką negu į baltarusišką kalbą. Rusiškai aš kalbėdamas ją perskaitau puikiai. Baltarusiški jau yra labiau iškraipyta šita baltarusiška kalba. Aš negaliu baltarusių movos vadinti kalba. Tai yra, baltarusių kalba nuo rusų kalbos skiriasi mažiau negu žemaičių kalba nuo lietuvių kalbos. Bet mes dar vieno svarbaus labai momento nepasižiūrėjome, o būtent ukrainietiškos versijos. Ukrainietiškos versijos. Ir štai, slava Ukrainė, ką rašo ukrainiečiai.
Litovskį statutį. Statut Velykavo kniazevstva Litovskого, nu, puikiai visi suprantam, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statutas tai yra pagrindinis teisės kodeksas didžiosios kunigaikštystės lietuvių, rusų, žemaičių. Va, pavadinimas, jie užvadinę Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, jie užvadinę pilnų pavadinimų. Велике княжество Литовске, Руске, Žemaiske, ta inša. Jų haidrai. Mūsų broliai ukrainiečiai, savo šitoje nacionalizmo apimtose smegenyse, taip nekesdami rusų, prirašė, kad prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės to, ko net rusai nerašo. Prirašė, kad tai yra lietuvių, rusų, žemaičių ir kitų didžioji kunigaikštystė. Pilną pavadinimą naudoja savo žydopedijos versijai. Nu, už ką jiems be abejo labai ačiū, šaunuoliai, pirmin, tegu taip ir būna. Bet, nu, paskui jie pradeda linksmintis, sakydami, kad į Lietuvos statutą šitą buvo surinkti lietuvių, baltarusų, Ukrainos teisės nuostatos. Vietinė teismų praktika, rusų teisė, lenkų teisynai, ir čia atsiprašau, man truputėlį, nesvarbu, ekraną užstoja, lenkų teisynai ir netgi kažkoks šitas, Saksonijos dar cerlagas, dar Saksonijos teisė prie to prikišo. Nu, žodžiu, jiems labai reikia šitiems ukro patriotams kažkaip prakišti save, paskui uždėti ant šitos rusiško savo esme, rusiško teisyno, uždėti dar tokį vakarietišką antspaudą, nu, todėl jau čia prasideda linksmybės. Betgi susiraskime, o kokiagi kalba, redakcija 1529 metų. Taip, šakės, žinokit, aš galvojau, kad aš mačiau, bet ne, ukrainietiškam žydopedijos versijai nėra, nei ten, kur bendrai apie visus 3 statutus straipsnė, nei atskirai, kuris pirmajam statutui skirtas straipsnė, nėra parašyta, kokia kalba buvo parašytas, išleistas pirmasis statutas. Nu, tik tai tiek, kad jisai ruoštas šitos didžiosios Lietuvos kunigaikštystės kanceliarijoje, kas jai tuo metu vadovavo, taip toliau, ir visa kitos aplinkybės. Bet kokia kalba? Nėra. Nežinau kodėl. Gal todėl, kad ukrainiečiams šitiems nacionalistams taip rankos negali surinkti, kad buvo šitas aktas, teisynas, pagal kurį kažkiek laiko gyveno ir Ukraina, buvo parašytas kanceliarinė slavų kalba, rusiška jos atmaina. Taip, arba vakarų slavų kalba skliausteliuose, kurią kalba, ne vakarų, šita rytų slavų kalba, nu, žodžiu, kurią kalba rytų slavai, tenai vakarinėje pusėje Rusios ir Moldavijos kunigaikštystė. Jie šito parašyti negali, jiems šitas, kaip čia yra, tabu, todėl nieko to ukrainietiškai žydopedijoje rasti neįmanoma. Bet, draugai mano, mes turime, be ukrainietiškos žydopedijos, mes turime dar vieną. Tai yra žemaitiškai. Lietuvos statota. 3 teisinių dokumentų rinkinė, Sokorte, 16 amžiuje apibrėžė LDK teisinės sistemas pagrindą lėk 1840 metų. Nu ne. Gerai, nesvarbu. Nu ir patys matote, kiek čia ten to straipsniuko yra, ar ne? Kas jame yra parašyta ir kiek jinai yra parašyta ir ant kiek žemaičiams tai yra svarbu. O juk tai yra vienintelis dokumentas, bent jau taip pat viešai prieinamas, kurio antraštėje yra žemaičiai įtraukti kaip
lygiaverčiai lietuviams, rusams, valstybės nariams, valstybės dedamosioms. Taip, vat, 3, ant kurių statosi šita Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Lietuviai, rusai, žemaičiai. Ir tik tai šitame statute tas yra taip aiškiai įkalta. Bent jau aš kito dokumento nesu matęs, kuriame būtų taip pat įvardinta Lietuvos didžioji kunigaikštystė savo pilnu pavadinimu. O žemaičiai net šito negali, kaip čia, užsidėti, išsiplatinti, išsiskleisti, įsiprasminti, apsibrėžti save. Taip, dar kas labai įdomu, žodžiu, ukrainietiškoje versijoje apie statuto galiojimą, jie ten pritempinėja, kad statutos galiojo Ukrainos dalyje iki tų metų 1820 kažkelintų, o tenai kairė krantėje Ukrainoje iki 1843, žodžiu, Tobiš jau kaip galiojo, taip galiojo. Tuo tarpu nei lietuviškai, nei rusiškai apie galiojimą Ukrainos gubernijose, ukrainietiškose gubernijose Rusijos imperijos apskritai yra nekalbama. Taip, yra pažymėta, kad Mogiliovo, Gardino, Minsko, Vilniaus gubernijose veikė tas statutas iki tol, kol buvo pakeistas bendru Rusijos imperijos įstatymų sąvadu. Beje, dalis šito Lietuvos statuto, bendrai taip pavadinkime, Lietuvos statuto normų buvo įtraukta ir į Rusijos įstatymus, kaip čia jau bendrus visai imperijai, kas buvo sukurta būtent taip, sunorminta 19 amžiaus pirmoje pusėje. Nes Rusija, skirtingai nuo kalbų ir kliedesių apie tai, kaip čia visus engė, skerdė ir taip toliau, atvirkščiai vienijo ir apjunginėjo žemes, leisdama vietiniams gyventi pagal jų normas, tam tikrose ribose, aišku, pagal jų papročius ir netgi išlaikant senuosius įstatymus. Ir tik tai modernizuojantis, unifikuojantis, pereidinėjo į tą, kaip čia, į labiau unitarinę valdymo sistemą. Bet išlaikant lygiai taip pat autonomiją. Pavyzdžiui, Lenkija Rusijos imperijos sudėtyje taip ir išliko Lenkijos karalystė. Tiesa, Lenkijos karalystės karalius buvo Rusijos imperatorius. Suomija, kurią Rusija atpjovė nuo švedų, ir Suomija dėl to labai džiaugiasi, nes kai Suomija buvo Švedijos sudėtyje, Suomija buvo laikomi antrarūšiais švedų atžvilgių, ir švedai iš Suomių dergėsi, kaip dergėsi ir iš kitų, kas yra ne švedai Švedijoje. Tai va, Suomiai Rusijos imperijai atplėšti nuo Švedijos gavo Suomijos didžiosios kunigaikštystės statusą. Taip, ir veikia net iki pat revoliucijos kaip autonominis Rusijos imperijos vienetas su muitinė tarp Rusijos ir Suomijos. Ir būtent todėl Vladimiras Uljanovas, Leninas, nesvarbu, ir būtent todėl Leninas, norėdamas būti arčiau Rusijos revoliucijos centro Sankt Peterburgo, gyveno Suomijoje, nes Suomijos teisėtvarka, teisėsauga veikia atskirai nuo Rusijos imperijos teisėsaugos. Ir jeigu Rusijos imperijoje jį būtų areštavę tenai bet kuris žandaras, taip sakant, turintis ten tų paieškomų asmenų sąrašus, tai Suomijoje jisai gyveno visiškai legaliai ir galėjo veikti prieš Rusijos imperiją reikšdamas savo kėslus, kaip išvaduoti užžengtas
tautas, tame tarpe ir lietuvių tautą. Už ką lietuvių tauta atsidėkojo Leninui, nuversdama visus jo paminklus, nudaužydama visas memorialinės lentas Leninui ir dar uždrausdama platinti, viešai demonstruoti Lenino atvaizdus, o tiems, kas drįsta pademonstruoti viešai Lenino atvaizdą, įstudydama šimtines jėvrikų baudas. Žodžių nėra. Taigi, draugai mano, išsiplėčiau realiai daugiau, tikrai daugiau negu norėjau, bet grįžtant prie debilų. Kur tie mūsų debilai? Vagi mūsų debilai. Taip. Kunigaikštystės statutas. Kokią kalbą? Tai ką jūs norite pasakyti? Ukrainiečių kalba? Nežinau, iš kur va šita beprotė ištraukė, kad debilė ištraukė ukrainiečių kalbą, bet matyt, jinai viską daro dėl JAV ir dėl Ukrainos. Ir jie totaliai nusišykti ant Lietuvos ir Lietuvos istorijos. Baltarusių kalba. Baltarusių kalba. Kodėl šitas Tomaševskis sako, kad tai yra baltarusių kalba, aš galiu pabaigai trumpai paaiškinsiu, nes tai yra svarbu. Lenkijai yra amžina užduotis ir jos esminis toks gyvenimo būdas, tai yra plėstis. Kiekvieno istorinio pizdako akivaizdoje Lenkija bando, Lenkija valdantis klanai bando atkasti nuo kaimynų kąsnį. Kartais jiems pasiseka labiau, kartais mažiau, kartais per snapą gauna. Buvo netgi Maskvoje savo marionetę pastatę, kai valdžios krizė Maskvos kunigaikštijoje įvyko. Taigi, dabar Lenkai žino, kad jiems iš vokiečių atkasti dar teritoriją iki Elbės nelabai pavyks. Tarybų sąjunga jiems nuo Vokietijos atrėžė viską, kas buvo įmanoma, maksimaliai. Dabar tik tai naikinant vokiečius jie galėtų kažką atkasti. Nuo čekų irgi nepaims, paimtų nuo slovakų, bet slovakai Lenkų nekenčia ir po to, kai Lenkai buvo aneksavę Slovakijos sritį kartu su vokiečiais džiaugsmingai, kai vokiečiai taršė Čekoslovakiją prieš antrą pasaulinį karą, Lenkai tuo metu savo atsipjovė gabalą Slovakijos. Tai be to tenai yra Silezijos kraštas, anglis, metalurgija, taip kad ir čekai ir slovakai ten tą teritoriją nuo Lenkų saugos. Ten jiems nieko nekvepia. Taip kad Lenkams yra trys aukos galimos, į kurias jie gali pareikšti pretenziją istorinio pizdavaroto eilinio metu. Lietuva, Baltarusija, Ukraina. Ir tam, kad sudaryti tokias istorinės prielaidas, jiems reikia kategoriškai teigti, kad tiek Ukraina, tiek Baltarusija yra nieko bendro su Rusija neturinčios teritorijos. Todėl, maža to, tai yra tos teritorijos, kurios yra istoriškai Lenkijos dalis. Nes Lenkija jas valdė per Lietuvos aneksiją, prijungdama su mūsų kabutėse Šuteličio sutikimu, prijungdama Lietuvos teritorijas, Lenkija valdė didelę dalį Ukrainos, beveik visą dabartinę Baltarusiją, Lietuvą atitinkamai. Ir būtent istorijos traktavimas, kad baltarusai tai ne rusai, ukrainiečiai tai ne rusai, tai yra visiškai unikalūs etnosai, kurie buvo po Lenkijos skėčių, Lenkijos valdomi ir taip toliau. Tam, kad atskirinėti ir vystyti šitą, skaldyti rusų tautą, Lenkai privalo platinti, palaikyti bielorusizaciją ir litvinizmą. Tai yra dvi
jiems būtinos, naudingos ideologijos. Kurti Bielorusų naciją, taip iš šitos baltųjų rusų tarmės, vakarinių rusų tarmės, kuriant unikalią movą, o tas visas kūrimas tai yra kaišant lenkiškus žodžius į baltųjų rusų tarmę, ar ne, vakarinių rusų tarmę, vietinę. Ir atitinkamai diegiant tą įsivaizdavimą, kad Rusija jiems yra priešas, Rusija visada jos norėjo okupuoti, Rusai tai yra svetimi, Rusai tai yra nieko bendra neturintis nei su Baltaja Rusija, nei su Kijevo Rusija. Ir Lenkija yra vienintelis, kas gali juos apginti nuo to, kad šitas rytų barbaras azijatas, Mordoro orkai sukramtys šitas savitas ir unikalias senųjų belahusų ir senųjų ukrų nacijas. Todėl Tomaševskis ir sako, kad tai yra baltarusų kalba, nes jam sakyti, kad tai yra senoji, ne senoji, enciklopediškai. Tomaševskis mokėsi tada, kai buvo tos enciklopedijos ruošiamos, kad tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarinė slavų kalba. Čia netgi esmė yra, kad tokios kalbos natūroje nebuvo tik tai Lietuvos didžiosios, tiksliau lietuvių, rusų, žemaičių ir kitų didžiosios kunigaikštystės kanceliarijoje šita kalba buvo. Slavų kalbos grupės kalba, bažnytinės slavų kalbos rusiškoji atmaina. Ką jisai sakys, kad tai yra, kad Lietuvos statutai parašyti bažnytinės slavų kalbos rusiškąją atmainą? Ne, Tomaševskis to negali leisti. Ne, todėl jisai sako, jungiasi prie belarusizatorių, prie tie, kurie sako, kad baltarusai tai ne rusai, ir sako, tai baltarusų kalba. Na ir elementariai išsiduoda kaip. Kas? Gal jis debilų vadinti netinka. Armonaitė tai tikrai yra debilė. O Tomaševskis išsiduoda kaip Lietuvos priešas. O Tomaševskis išsiduoda kaip Lietuvos priešas, nes būtent lenkmečiu Lietuva buvo naikinama. Kultūriškai lietuviai buvo asimiliuojami, buvo kolonizuojama Lietuva atvykėliais iš Lenkijos, ypatingai per ūkių kūrimą, dvarų kūrimą, per pramonės ryšius, per prekybą. Ir skirtingai nuo centrinės Maskvos valdžios, kuriai dzin buvo, kokios tautybės yra jos pavaldiniai Rusijos imperijai. Nes ten tų tautybių Rusijos imperijoje daugiau negu 200, ten arti 300. Esmė Rusijos imperijoje tai buvo elementarus pavaldinių ištikimybės klausimas. Ar tu rusas, ar tu lenkas, ar tu vokietis, ar tu žydas, ar tu lietuvis, ar tu totorius, ar tu mongolas, ar tu čiuvašas, ar tu buriatas, ar tu čiukčis, absoliučiai nesvarbu. Klausimas vienas, kad tu pripažintum Rusijos imperatorių aukščiausią valdžią Rusijos imperijoje, atliktum savo prievolės valstybei ir būtum jau tos valstybės dalimi. Tuo tarpu Lenkijai nifiga, kaip ir Vokietijai nifiga.
Jų reikalas, kad jų valdomai teritorijoje visi būtų ne šiaip ištikimi, taip, centriniai valdžiai, ne, kad jie visi būtų perdaromi į Lenkus. Kad jie visi gyventų pagal Lenkų papročius, pagal Lenkų tvarką ir taip toliau. Jeigu Rusijos imperija, kaip beje ir Lietuvos, lietuvių, rusų, žemaičių ir kitų didžioji kunigaikštystė leido kiekvienai tautai gyventi pagal jų papročius, nesikišdama į jų vidinius reikalus. Tai nei Lenkai, nei Vokiečiai, nei jau labiau kažkokie, dabar jau Britai pasikeitė, išpezo hegemonas. Tai va, šito neleido prūsai sunaikinti, visos lietuviškos tos etninės, lietuviškos gentis, kurios pakliuvo po Lenkų karūną, buvo lenkinamos. Pasižiūrėkite vien į tą, kokias pasiekmes 20 metų buvimo Lenkijoje paliko Vilniaus krašte. Kai visos lietuviškos giminės šeimos buvo perdarytos į Lenkus. 20 metų. Mažiau negu viena karta. Tai va. Taip kad šiuo atveju mes šiuose nuostabiuose debatuose pamatėme, eilinį kartą įsitikinome, kas yra šitie žydrųjų vertybių nešėjai. Na ir šauniai apsišvietė mūsų šitas situatyvinis kompanionas, aš pasakyčiau taip. Nes kai kuriuose pozicijose Lenkų frakcija ir šitą lenkišką partiją tikrai galima palaikyti, bet jų bendra veikla, kiek jie yra parišti ant Lenkijos interesų, kas tenai iš Varšuvos pusės diriguoja ir įmovęs jiems į šiknas šitas litvinizmo ir belarusizmo, tuos pagaliukus jos kaip marionetė sukioja, tai yra dar labai labai didelis klausimas. Ir todėl pabaigai aš sakau, kad, griežtai sakau, kad užsienio agentų įstatymas Lietuvai yra privalomas. Ne dėl to, kad tenai, įvedus tą įstatymą, mes pamatytumėm, kad čionai mus darko, mus durnina, mumis manipuliuoja ne Kremliaus rankos, o rankos iš Adenauerio fondo, iš Soroso, iš kitų labai įdomių fondų, norvegiškų pedofilų, bet ir tame tarpe mūsų politinėme lauke, mūsų ideologinėme, kultūrinėme lauke, kaip aktyviai veikia Varšuva ir jos statytiniai. Tai tiek, draugai mano, gavosi šioks toks istorinis, retrospektyvinis video. Na, kaip suprantate, šitie kadre šiuo metu esantis veikėjai, tai tikrai ne mūsų žmonės. Viskas iki, tiesagi, draugai mano, viskas iki ir nepamirškite prenumeruoti kanalo už kadro. Tuoj atidarys. Nepamirškite pasinaudoti nuorodomis apačioje subtitruose
tapti liaudės žurnalistikos rėmėjais, prisijungti prie mano rėmėjų patreon.com platformoje. Na ir pagal galimybės visiems kartu, vieningų frontų, dalyvauti informacinėje kovoje, platinant nuo jūsų nuomonę svarbę ir naudingą informaciją. Viskas, draugai mano, dabar jau tikrai iki.